panašu, kad sunkiai sekas Bumbuliui pavicimą. Simas visai važiuoja Lidraną lygiai. O dabar Simui reikia nesusideginti ir įsivertinti, kokią atstumą reikia laikyti iki priešininko. Čia buvo įdomus momentas pasistatymė. Šiek tiek pavėluota. Aha, panašu, kad... bet visgi siena. Buvo kontaktas ir turbūt tokia pradžia bus nelabai daug lemianti. Labai sunku prisitaikyti ir suprasti, kuris kurioje vietoje statysis. Pirmą kovą laimėjo Valinskas. Jo, užmiršom paminėti šitą faktą, jo. Tai Valinskas laimėjo pirmą kovą. Tas dabar važiavo. Oho, Augustinas tikrai kovingai nusiteikęs. Ir labai gerai pajuto priešininką, kad priešininkas per greitai atvažiuoja į sieną šiaip. Tikrai tiesa. Ir kitas momentas, jis ir realybėj labai demonstruoja agresyvius šiais važiavimus, tai tas labai puikiai ir čia atsispindi. Oskaras panašu, kad pasirinko kiek kitokią taktiką, bet sekti tiesiog galą Augustino. Bet panašu, kad jį kol kas iki pačiol visai pasteisino, bet panašu, kad jo klaidos neišeis atpirkti taip. Ir koksgi verdikt prieš realų pilotą. Kol kas panašu, kad realūs pilotai visgi turi didesnį patirties bagažą ir jam sekas geriau žiūrint į porinį lentelę. Vėl matom taktiką, kad nuo pat pradžių neužsiremt labai stipriai. O čia buvo keistas momentas iš Cheiso pusės, gal sakyčiau, čia klaida mano akim atrodo. Mano akim irgi Cheisas išsitiesino. Tai mano pagrindinė mintis yra dalyvius išmokinti kuo daugiau visokių važiavimo technikų ir kad jie gebėtų adaptuotis prie jiems suteiktų sąlygų. Tai dėl to būtent buvo toks pasirinktas layoutas. Manau, puikiai mintis. Čia matom, jo nuomonė turėtų Žygimantui atitekti. Sumaišiau truputį. Ir vėl vienas pilotas virtualus, kitas realybėje važiuojantis. Jo, čia toks įdomiai susiklosti tikrai. Top 32. Čempioną matom sienai. Elvino idėja jo nepasisekė. Dabar viskas kaip ir okei atrodo. Pavyksta sustartuoti. Armandas panašu pasirinkė saugią taktiką, panašu, kad gal turi spoterį arba stebi radarą. Nu, čia buvo galima kaip ir išvengto kontakto, bet vis tiek klaida turbūt aišku, kad bus Elvino neįsitiesint, kadangi pirma trasos dalis labai greita. Na, jisai vairo darbą. Na, jisai lėtesnis jo, bet, sakykime, išmoko vis tiek, žmogus išmoksta vairuoti automobilį pats. Nu, ta prasme, esu pastebėjęs tokią tendenciją, kai, pavyzdžiui, po Logitecho realus pilotas tiesiog naudojasi labiau savo rankom, persimetimuose padeda automobiliai ir panašiai. Ir iš to netgi kažką išloš, aišku, turbūt priklauso ir nuo... Na ir viskas pavyko panašu. Statymas atstumą vėl. Atstumą tai labai nemažą paliko. O Lidranas tai šiaip stebinantis, labai neblogas. Aišku, buvo galima gero Lidrano ir tikėti. Labai grubi Mariaus klaida. 2 ratai už trasos, nors... ir blok. Nors šiaip iš tikrųjų palei pradžią atrodė, kad...
komentarą iš teisėjų šitoje vietoje, iš tikrųjų, Aha. bet... Nes aš irgi galbūt būčiau galvojęs kitaip, kad turėtų būti. Ir keliaujam toliau, Paulius Šinkūnas ir Mantas Augustinas. Mantas iš karto taip jo. Ir užsikampina Paulius. Labai užsikampina. Ir Mantas netgi atsilikęs pradžiai vis tiek sugeba pavyti. Ir užsidaryti. Bet Mantas ką tik mane nustebė. Šinkūnas stoja vėl į lead poziciją. NDC komandos atstovas prieš Mantą Augustiną. Or shift. Labai ankstyva iniciacija iš Manto. Ai, Mantas panašu, kad jau nebesusitvarko. Tuo tarpu susitvarkė daugiau mažiau savo klaidas. Gerą važiavimą. Na, tiksliau, turbūt net nelabai įmanoma. Tai dabar čia į pozicijai būtent taip ir atsitiko Mantui. Na, manau, viskas aišku. Čia turbūt verdiktas bus kaip ir aiškus. Jo. Pažiūrim, ar visgi patirties pranašumas leis nori laimėti. Tomas lydė, o iniciacija labai iš Cheiso pusės. Šiaip labai neblogai dirba. Vau, čia jau nemeluosiu, tikėjaus kontakto. Nojus matos tikrai, kad panašu, kad Tomas šiek tiek sunkiai veja Nojo. O Nojus panašu, kad susitvarkė. Vau, Sirena, tai žiauriai gerai. Nojus tikrai labai gerą lydą pasidarė. Kaip norėjo ir tada jau visiškai beprotiškai negalvodami apie šviesą. Panašu, kad Tomas palieka savo varžovą dūmose pradžiai, bet šis šiaip sąlyginai neblogai dasivėja gale. Neprisidaręs labai didelių klaidų, jis gali padaryti grubesnę klaidą. Manau, nelabai kas lieka šitoje situacijoje. Tiesiog all-in. Spoterio turbūt neturi. Ja, čia turbūt, kad... Na, panašu, kad visgi padarė grubę klaidą ir nugalėtojas turbūt aiškus. Taip. Jis kitų mašinų, kiek žinau, net... Jo, čia realiai tavo fantazija visiškai realiai yra ribos. Tai Ernestas matos, kad fantazijos turi. Vaibina, taip sakant. Jo. Ir tikrai suleidžia į blokus. Šio momento. Giedrius Katinas irgi simuliatoriui turi šiek tiek patirties. Aš manau, kad Ernestui tikrai nedarėtų bandyti padaryti kažkokio saugaus važiavimo. Bet panašu, kad sunkiai sekas vyt. Tai agresyvus atvažiavimas Ernestui į sieną. O Giedrius labai konservatyviai turbūt žino. Gaunas, kad tu iš labai didelio greičio turi susistabdyti, o bei... Ok, įdomu. Levickas lydė, kiek matau. Jo, Levickas važiuoja lead pozicijai. Ir išleidžia ratą. Pasistatėme. Šiek tiek sunkiai su Sinfronu sekas, o Levickas paliečia sieną, bet išlaiko visgi mašiną slystančią. Pirma dalis buvo kiek prastesnė, kadangi nuleido ratą. Jo. O Gediminas labai arti.
bet taip po truputį atsargiai priartėja, pasilieka pakankamai vietos. Jūs šiaip lydą tikrai neblogai sukečia visai. Na, čia teisėjai pasuks galvą, manau. Ratų bazė yra daug ilgesnė, tai jis turėtų būti šiek tiek lėtesnis persimatymuose. Tai su trumpu kėbulu turbūt bus gana sudėtinga atidirbinėti. Donatas pasidaro grubę klaidą, per anksti persimeta, bandydamas pavyt, bet sugeba neįsitiesinti. Rimantas jau visiškai virtuoja su blokais ir čia galbūt padaro klaidą, įdomu. Donatas biški netaisyklingai atsistoja prie starto, bet dabar susitvarkė, viskas tvarkoj. Jautėsi, kad buvo kiek lėtesnis ir ką pradedam. Arminas lydė, Armandas, atsiprašau, ne Armandas, o Aleksas Čeisė. Aleksas užsitempina kiek trečiam klipe Čeisė, bet šiaip paparto abu ganėtinai švariai suvažiuoja, tikėjus tik tai galbūt agresyvesnio pasistatymo iš galo. Tai tas turbūt būtų palankiausias dalykas, bet statantis iš galo iš karto ant durų tikrai nešoks. Opa, čia turim kontaktą, bet čia panašu, kad čia iš driverio buvo kaltė, nes vietos atrodo, kad buvo užtektinai. Tiesiog atrodo, Vilkelis galbūt nesistengia išvengti. Nesu įsitikinęs, čia taip teisėjai irgi kažką briefingė minėjo, kad toks jausmas, kad važiavo plačiau. Tai Paulius važiuoja semi-pro lygoj, kartais dalyvauja ir pro varžybose, o Edvinas Balčiūnas, jeigu neklystu, važiuodavo street'e. Edvinas Balčiūnas galbūt ne iš One Way komandos. Jo, iš One Way komandos, taip. Pilotas. Aš jį liktai esu matęs seminę, dalyvaujant semi-pro. Bijau sumeluoti, bet liktai šiemet lipo, tiksliau šį sezoną lipo ant podimo Nemuno žiede, semi-pro lyga. Ir Bikerniekose kvalifikaciją laimėjo per, ta prasme, labai sudėtingas sąlygas. Labai stipru. Tai tikrai buvo ten stiprus važiavimas. Opa, vat būna ir taip. Bet čia turbūt, kad visgi gal Paulius vis tiek liks. Vidas Arūna ir Ovidijus Škaškauskas. Jeigu neklystu, čia du komandos nariai, taip, matom, du NDC komandos atstovai. Deividas Arūna labai palieka toli savo varžovą, bet ryškiai per vėlai persimeta ir kontaktuoja su siena, bet panašu, kad pavyksta išvengti įsitiesinimo. Deividas panašu, kad buvo aukščiau gerokai, Ovidijus 27, Deividas 6, tai visgi gal ir klystu dėl kvalifikacijos. Čia matom, wow, labai arti buvo, bet čia panašu, kad galbūt lydas užsilaikė. Žiūrėjom toliau. Armandas Bajoras ir Lukas Bykovas. Armandas labai plačiai atvažiuoja iš pat pradžių ir matom, kad dėl to tenka susimažinti tempą toliau. Man čia labai artis viena, šiaip galvojau, kad iš tikrųjų bus kontaktas jau su siena, bet panašu, kad spėjo sustoti. Tuo tarpu 10 kova, po to keliausim tiesiai į top 16. Ir gausim laukiamiausią kovą top 16, kad turbūt. Jo, turėsim turbūt. Bent jau mano asmeniškai. Viena tokių turbūt labiausiai intriguojančių kovų. Na dabar jau Lukas atsiduria blokuose, tai čia vėl įdomu,